Jau galima kalbėti. Mikrofonas čia. Sveiki, mėly Žilvičio televizijos žiūrovai. Šiandieną mes transliuojame tiesiogiai iš renginio ir čia kaip tik yra atvykęs Sostinės krepšinio mokyklos direktorius Andrius Jančiauskas, grįžęs iš atostogų pas savo vaikus, pas savo trenerius. Ir klausykit, papasakokit, kokios jūs emocijos užplūdo sugrįžus į stovyklą. Nu, žinote, baisu. O kas baisu? Nu, pasižiūrėkite. Vaikų kambariai tvarkingi, lovos paklotos kaip kariuomenėje, visi vaikšto pasistiebę, kaip pirštų galiukais. Kas čia daros? Kur džiaugsmas, laimė? Ar stovykloje to mes čia susirinkome? Supratau, labai įdomus atsakymas, labai išsamus, dėkoju. O klausykite, kaip trenerių darbą jūs vertinate? Ne, tai treneriai, tai tvirti vyrai, kaip jie gali kitaip dirbti. Kiek mačiau, iš vieno tokio perkūpro sugeba vaiką perlaužti. Ir balsas, kai riktelna, tai girdisi per visą stovyklą. Žmonės net iš Palangos skundėsi, kad kas ten rėkauja tai karkliai. Gerbiamas direktoriau, ir žinokite, daug vaikų norėjo atvykti, bet negalėjo. Oi, koks triukšmas, atsiprašom. Čia ploja visi, nes mano atsakymas buvo labai juokingas.